apie bajorus, apie istoriją, apie medžioklę, apie jos vystimąsi ir šiaip apie gyvenimą su žiauriai įdomiu žmogum. Savo giminės bajorystės įrodymą, nuo kurių tų metų turi surinkęs. Tai yra čia turbūt nuo 1600 kažkelintų metų. Kaip pas tave atėjo va, ta tokia, sakykime, priartėjimas prie gamtos, prie medžioklės? Į tas zuikių medžioklės kartais paimdavo. Teko matyti, kaip antis medžioja, nes senelio brolis turėjo mažą Münsterlenderį. Pirmos pažintys su medžioklė tada prasidėjo vaikystėje. Gavau pirmą savo šautuvą. Ar tai buvo 28 ar 36 kalibras. Jisai buvo tikras medžioklinis šautuvas, atlenkiamas, pilnos kišenės išeini į lauką, pokš, šauna. Čia tais laikais, kai šernų nelabai buvo, ne? Jo, čia. Tai va toks, Žilvinas net ir istoriją žino šitą šerną. Sveiki, mėly tinklalaidės žiūrovai, čia aš, Rokas, ir šiandieną pas mane ypatingas svečias. Ypatingas svečias, nes jis yra žinomas kaip tikrasis Lietuvos bajoras, Lietuvos heideterjerų tėvas, žvėrių paieškos dievas, socialiniuose tinkluose also known Žilvinas Heidė, o iš tiesų Žilvinas Jonas Giedraitis. Labas. Labas, iš tikrųjų tu čia per daug Rokai pripasakoj, net man jokas suėmė. Ne, aš tave pažįstu kiek, kokie metai, 7? Jo, 7 metai, kada įsigėjai pirmą heideterjerą. Jo, iš tikrųjų, čia mūsų pažintis su Žilvinu prasidėjo, na ir eigoj, iš tikrųjų, išsirutuliavo viskas, išsirutuliojo iki tokį dalyką. Iš tikrųjų, ne veltui paminėjau, jog Žilvinas yra Lietuvos bajoras. Na ir čia teko dalyvauti šiemet ir didžiulėje medžioklėje, kur buvo rekordinė medžioklė Lietuvoje Variminė, kur dalyvavo ir istorikas, bajorų tradicijas pristatė medžioklės ir taip toliau. Ir šiandieną mūsų tema tokia - apie bajorus, apie istoriją, apie medžioklę, apie jos vystimąsi ir šiaip apie gyvenimą su žiauriai įdomiu žmogum. Tai va, Žilvinai, turbūt pradėčiau aš šiandien mūsų pokalbį su tavim nuo to, jog kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra šiandieną suformuoja jo vaikystė, jo patirtys, jo auklėjimas, jo istorija, na ir jis yra toks, koks yra. Man šiaip žinau tavo tą vaikystės istoriją, šiek tiek tu man pasakojai. Pradėkim nuo to, kaip vis dėlto gavosi, jog tu susipažinai su bajorystė, su medžioklė ir kaip visą tai susiję tavo gyvenime? Na, nuo ko prasidėjo viskas? Ką žinau, ta bajorystė prasidėjo, tai turbūt nuo gimimo, kaip ir pas visus. Čia nėra joksai kažkoks tai nuopelnas, todėl kad savo laiku bajorų buvo apie 7 procentai nuo bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus. Tai ganėtinai daug, bet kada buvo Rusija okupavus Lietuvą, nuo 1795 metų jiem kokius 4 ar 5 kartus reikėjo kažkuriai tai kartai vis įrodinėti tą savo bajorystę. Aišku, tą bajorystę įrodyti nebuvo ypatingai sunku, bet vieni ten smulkesni bajorai, nes tie smulkesni bajorai net vadino plikbajoriais, jie turėjo tenai lygiai taip pat dirbo tą žemę, darė dar kažką tai. Bet tik turėjo bajoro statusą? Jo, turėjo bajoro statusą, nes bajoras tai yra tas žmogus, karys, kuris bet kada galėjo būti pašauktas į armiją, į karą, į kažkur tai. Ir jisai turėjo auginti, laikyti pas save tvartę ne tik dirbamus gyvulius, bet ir karo žirgą, turėjo turėti karo įrankius, prasme, šarvus, kardą, dar kažką tai. Ir būtent tie žmonės, kurie buvo organizuoti, buvo tokie... Kaip karinė kasta? Jo, kaip karinė kasta turbūt. Ir jie automatiškai gavo iš kunigaikščio žemės, gavo tą statusą, turėjo kiekvieną savo herbą, priklausė kažkokiai tai šeimai. Jų buvo irgi, ne tas bajoras tik tai taip, tai čia yra bendras gal išsireiškimas, nes paskui visiems tiek kunigaikščiam, tiek dar kažkam tai grafam buvo tie titulai suvienodinti, palikta vien tik tai bajorai. Gal išskirtinai tik tai buvo tenai kelios giminės, kam buvo kunigaikščiai palikti, tai Radvilos tenai, paskui Jastikai, Giedraičiai, dar kažkas. Tai, žodžiu, o visi kiti buvo bajorai eiliniai. Gerai,
Tai aš suprantu, jog visa tavo giminė, ta, kur tęsiasi ten, nežinau, kiek tu savo istorijos turi surinkęs, savo giminės bajorystės įrodymą, nuo kurių tu metų turi surinkęs. Nu, čia, kas įrodyta dokumentais, tai yra čia turbūt nuo 1600 kažkelintų metų. Mhm. O šiaip tai ta giminė turi žymiai senesnės ten šaknis, bet tiesiogiai jau to, kad atstatyti titulą, to įrodinėti jau nebereikia. Okay. Tavo vaikystė? Mano vaikystė. Tugi ne tik bajoras, tu dar ir medžiotojas, vis tiek šitie dalykai yra susiję tarpusavį. Jo, tai vaikystė, tai ta vaikystė tokia, ką žinau, gal biskį kitokia, man tai jinai buvo normali, kad jam iš šono šypsau. Bet gimiau iš tikrųjų pats vyriausias anūkas pas senelius, o seneliai buvo... Pirmas. Jo, pirmas anūkas, mano mama buvo jauna ištekėjo, jinai 18 metų ištekėjo, mane pasigimdė. Ir gavosi taip, kad ta mama man kaip sesė buvo, tai mane auklėjo per kartą. Tai tarkime, kadangi gyvenau visą laiką pas senelius ir į mokyklą iš jų ėjau ir baigiau mokyklą. Ir teko ir į studijas išvažiuoti į Klaipėdą, studijuoti laivavedybą, tai irgi iš senelių išvažiavau. Ir senelis, kadangi buvo tokio seno sukirpimo žmogus, kaip aš sakyčiau, tai ir mirė, kai aš jau buvau 9 klasę baigiau, tai tą vaikystę pakankamai labai gerai visą prisimenu. Tai kadangi senelis buvo Lietuvos karininkas, tai jisai auklėjo tą tokią lietuvišką dvasią, o baba buvo daugiau iš Lenkijos bajorijos kilusi, nes jų šeimoje tarpusavyje visi kalbėdavo tik tai lenkiškai, o senelis buvo grynas lietuvininkas. O žiūrėk, atsiprašau, iš karto klausimas, tavo seneliai niekada nebuvo pamiršę savo bajoriškų šaknų, teisingai? Ne, niekada, todėl kad pas mus buvo ir daug visokių, tarkim, ir indų, ir su giminės herbu dar kažko tai tokių smulkmenų, peleninė kažkokia, tai gertuvė, ten antspaudai buvo, ką mes paveldėjome, ką aš tiksliau paveldėjau iš senelių. Nes per laiką ir tie seneliai mano, irgi jisai paveldėjo iš savo tėvų, tai jie, kadangi buvo 3 broliai ir 2 seseris, kiekvienas pasidalino irgi kažką, tai tie iš kiekvienos kartos kažkokie tai trupiniai visiems nubirėdavo. Tai man irgi kažkokie tai trupiniai nubirėjo, mano pusseserė irgi kažkokie, tai kažkas nubirėjo pusbroliam, taip toliau. Taip, viskas, va taip, va visi po truputį kažką tai turime, tai kaip darėm giminės susitikimą, tai susinešame, kai būna ten kažkoks tai bajorų. Surenka 12 indų servizą. Tada jam pavyksta. Nes irgi ten, ir ten arbatinės, stikliniai įsistatyti arbatinę, tenai speciali, va pas mane jos nėra, bet pas pusseserė yra, tarkime. Ir va taip va. Okay, auklėjimas, ar tavo auklėjimas, tu sakai, kad buvo gal toks keistesnis šiek tiek, ne, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nors tau tai atrodė normalu, ne? Jo, tai buvo, toksai, tarkime, mažiukas, tai tu nuo kelių metų žmogus atsimena save, nuo 4, gal 5 metų, tai jeigu nuo 4-5 metų, tai mes, kiek aš save prisimenu, mūsų šeima, tai būdavo pamaldi labai, tai turėjome eiti bažnyčią su baba, senelės irgi eidavo sekmadieniais, kai priklauso, paskui sekmadienį vienintelė diena namuose būdavo, kada mes valgydavome ne virtuvėje, kada būdavo svetainėje, nudengiamas stalas, balta staltiesė, šventiniai indai kažkokie, tai pietus, visą laiką seneliui įpildavo iš grafinuko ten arba konjako, arba degtinę su citrina, nežinau, iš kur ta baba tą citriną gaudavo, bet visą laiką sekmadieniui būdavo ten 2 riekelės ir sakydavo, po vieną Nikolaškę, sako. Bet tu man pasakoji, kad reiškia, nesvarbu kaip, nesvarbu kas, niekada negerdavo iš butelio. Niekada, visą laiką tik tai iš grafino gerdavo ir būdavo specialūs stikliukai. Jis ten nedidelio turio būdavo, aš įsivaizduoju, kad kokie ten 20-30 gramų nedaugiau išgerdavo. Ir 2 Nikolaškės tai būdavo daugiausiai, kad kiek išgerdavo. Tai toksai būdavo iš po bažnyčios tokia atrakcija. Kaip ir sekmadienis, kiekvienas būdavo šventė, ne? Jo, sekmadienis tai yra namuose šventė ir sekmadienį
reikėdavo, dar būdavo tokia aplinka, atvažiuodavo kažkas tai gal iš giminių, iš draugų, iš dar kažko. Aišku, jų ten ratelio būdavo, tenai tetačiese, tokia buvo labai ten ypatingai inteligentiška moteris. Jų net kalba kitokia, net akcentas kalbėjimo visiškai kitoks. Ir dabar tą akcentą, tai va susitinki tuos bajorų susitikimuose, yra žmonės, kurie taip moka dar kalbėti. Dar moka. Jo. Ir man labai buvo keista, Gediminas Žiūkas, vat yra medžiotojas, jisai būtent kalba tuo akcentu, tai paskui aš išsiaiškinau su juo, kad jo mama buvo Dovo Zaunio vaikų auklėtoja. Ir jinai namuose auklėjo vaikus, mokino juos ten rašyti, skaityti ir automatiškai taip kalbėti. Tai va jisai būtent taip kalba, tai labai man toksai, irgi įdomus reikalas. Papasakok apie kalbėjimą eilėmis. Tai sekmadienis būdavo tokia diena, kad mūsų šeimoje turėjome mes visi tarpusavyje rimuotai kalbėti. Tai tu net buitinę kalbą, nesvarbu ką ten, vandens nori atsigerti, ar tu nori valgyti, ar tu kortom žaidi viską. Tu turi nesvarbu kaip, bet surimuoti. Ir jeigu tau nesiseka, tu vis tiek turi pasitaisyti, perrimuoti ir lygiai taip pat tau atsakydavo ir senelis, ar baba atsakydavo. Ir tas rimavimas būdavo privalomas. Turbūt ne veltui, tie bajorai, Sigitas Geda yra bajoras, Seimo narė Daletė Išerskytė, yra poetė irgi bajorė. Tai turbūt čia jam visiems buvo tas. Jo, aš galvoju, kad buvo privaloma, taip mūsų auklėjo, tik paskui, kai vaikystė tai jau augi, pradedi eiti į mokyklą, pradeda iš tavęs juoktis, tyčiotis, kad tu kažkoks... Kad tu taip gali, ne? Jo, tada tu pradedi protestuoti, tokie visokie dalykai buvo. Aišku, senelis labai didelį įtaką turėjo, nes eidavom į muziejus, visą laiką karo muziejus, tai ten mintinai buvo žinomas. Tai bajorasgi buvo Lietuvos karys, kaip sakyti, karių kasta, tai eiti į muziejų karo, tai yra privaloma turbūt. Taip, tai va, iš žirgyno ten jodinėjimų su žirgu, ten būdavo Ąžuolyne, ten Dariaus Girėno, kur dabar stadionas, tai tenai vykdavo konkurų varžybos, tai jam ten tie žirgai, tai buvo senelių, tai iš viso nežinau, baisiai ten labai patikdavo. Ir aišku, sekmadieniais, negaliu pasakyti, mane ten vesdavosi, kiek jie kartų ten eidavo į zoologijos muziejų, nes buvo zoologijos muziejus, tai jų susitikimo vieta, tos senosios inteligentijos, tų tokių medžiotojų, tai jie sueidavo, jie ten kalbėdavosi. Jeigu mes ten vaikai ateidavome, nes kitaip kalbėdavo, nes praktiškai jie visi mokėjo kalbėti vokiškai, prancūziškai, lenkiškai, tai pagrindinės kalbos, kurias jie mokėjo ir jiem nebuvo labai didelio skirtumo, kuria kalba, nes kadangi žinojo, kad aš lenkiškai suprantu, tai tada jie... Jeigu norėdavo, kad ko nors nesuprastų. Ko nors nesuprasčiau, tai jie tenai į savo įsijungę. Tai tu dalyvaudavai visose tokiuose, kaip sakyti, ir tu, kaip sakai, susirinkimuose, susiejimuose, ten buvo šeimos susiejimai kažkokie, ar tiesiog eidavo vyrai ir vesdavosi tokius pačius mažus vyrus su savim, kad išauginti iš jų, perduoti tai, ką jie ten žino, nežinau kaip. Ne, gal taip nebuvo, jie ten eidavo patys pakalbėti tarpusavėje, kaip į klasės susitikimą. Bet mane įduodavo, ar senelis gal pats pasimdavo, ten mūsų tų vaikų nebūdavo daug, ten mano pusbrolis kartais Ridas būdavo, būdavo dar ten kažkieno tai vaikas koksai, kartais nieko, aš vienas būdavau, tai tenai po tą muziejų lakstydavau. Ten jie daugiau tarpusavėje pasipasakodavo, prisiminimais gyvendavo savo. Tik tai būdavo tokios temos, kur tenai gal jie nenorėdavo, kad vaikas išgirstų, išneštų dar kažką tai. Tai jau jie tada tenai tarpusavį pradėdavo kalbėti vokiškai arba prancūziškai ir aišku, aš tada jau turėdavau, man ten jau nieko nesuprantu, einu aš tenai savo drugelių žiūrėti. Okay, karystė ir medžioklė senojoje Lietuvoje, taip, nepriklausomai senojoje Lietuvoje buvo šalia einantis du dalykai. Taip. Vienareikšmiškai. Taip. Kaip tu susipažinai bajorystę, tu gavai tą, kaip sakyti, tą bajorišką auklėjimą gavai iš savo senelių, kaip pas tave atėjo ta tokia, sakykime, priartėjimas prie gamtos, prie medžioklės?
Na, iš tikrųjų, tai senelio būdų broliai irgi buvo medžiotojai. Vienas buvo žymiai jaunesnis brolis, dėdė Povilas, tai jisai buvo 16 metų jaunesnis už senelį ir jisai buvo baigęs jau tarybiniais laikais gavęs išsilavinimą veterinarijos gydytojas ir paskirimą gavo į Pasvalį. Tai va, mes į Pasvalį pasivažiuodavome, tai man labai patikdavo, nes kada važiuoji? Per vasaros atostogas važiuoji kažkurio tai metu pabūti. Arba per žiemos atostogas. Nu tai va, tai per žiemos atostogas, ten tos atostogos prasidėdavo plius minus nuo naujų metų, tai į tą zuikių medžioklės kartais paimdavo ir būdavo rudeninės medžioklės, nu, rudeninės, tarkime, irgi atostogos, tai va, paimdavo, tai paukščių, taip teko matyti, kaip antis medžiojo, nes senelio brolis turėjo mažą Münsterlenderį šunį tokį lordą, tai jisai ten ir antis nešė, ir tos zuikius pavaikydavo. Ir ten jų tos kalbos būdavo irgi tokios gan įdomios. Tai va, pirmos pažintys su medžioklė tada prasidėjo vaikystėje, nes senelį pakvietė į medžioklę. Sako, tu atvažiuok, sako, mes eisime, sako, tau labai patikdavo kiškių medžioklė. Tai sako, pas mus kaip tik yra daug tų kiškių. Sako, galėsi pamedžioti, sako. Ir sako, nuo mūsų krašto tenai, nes senelis buvo kilęs nuo Panevėžio. Tai sako, nuo Panevėžio yra tenai keli pažįstami ten žmonės, tokie ir tokie. Sako, tau tikrai patiks, sako, nu kas ten tokie, sako, medžioklėje. Nu, nes senelis iš tikrųjų nemedžiojo toj Tado Ivanausko draugijoje, taisyklingosios medžioklės draugijoje. O jisai medžiojo pas Klemenso Papiliuškos draugijoje, tai buvo Lietuvos karininkų medžiotojų draugija. Senelis karininkas. Jo, jisai buvo kariškis ir jisai tenai medžiojo. Ir nes jie save skaitė žymiai aukštesnė gal kastą, aš neįvardinsiu kažkuo tai, todėl kad ta taisyklingosios medžioklės draugija buvo irgi ten visokių dalykų buvo ir ten pabrokoneriaudavo jie ir tenai net taisyklingai medžiodavo, ne taip, kaip jie įsivaizduoja, galbūt to garbės kodekso pakankamo nebuvo. Tai jie skaitė tenai praščiokišką tą draugiją ir jie jau rinkdavosi savam ratelyje, aš kalbu tarpukaryje. Taip. Ir aišku, ten gaudavo kvietimus, tie kvietimai va irgi va visokie buvo. Jo, čia tas įdomus irgi dalykas, ta prasme, va, net ir... Va, nežinau, matysis kamerai, Hubertai matosi. Va, taip atrodė kvietimas į medžioklę. Čia, nu, tu prasme, Žilvinas parodė taip, oba. Taip, tai paštu išsiųsdavo tokius kvietimus, žinodavo, kur vyks medžioklė, ruošdavosi. Čia jau būdavo tokios iškilmingos medžioklės. Tai nenutrūkstant nuo temos, tai apie tuos pažįstamus, tai sako... Kas ten tokie, nu, pasakė pavardės, dėdė Povilas, aš dabar tų pavardžių neatsiminsiu. Tai sako, jie, sako, praščiokai buvo, jie sako, nu, su rusais buvo, kolaboravo, taip toliau. Sako, tai tie žmonės, su kuriais mes, prieš kuriuos mes kovojame. Ir sako, kiek aš save atsimenu, tai jie, sako, ir valgė su mediniais šaukštais. Tarsi, vis tiek buvo ta jausmas, ta atskirtis tokia, ne? Taip, be abejo. Ir sako, tai ką jūs, sako, per tą medžioklę kalbate? Kur ta kultūra ten jūsų? Ir pradėjo ten, nu, sugėdino tada dėdę Povilą, tai jisai, aišku, nutilo ir daugiau tos temos nelietė. Lauk, bet tai čia dabar įdomu, tu čia gaidą užkabinai, ne? Į medžioklę eidavo kultūros? Be abejo taip, nu tai jeigu medžiotojai apsirengę būdavo į kaklajuostę visą laiką turėjo būti įsegtas giminės ženklelis, kaip būdavo apsirengę kaip į balių jie tenai su šlipsais, su kostiumais. Nuotrauka, labai gera iliustracija bus, kažkur buvo nuotrauka, kur su... Va, kaip atrodė medžiotojas. Taip, va čia Vladislavas Komaras yra, jisai yra Baisogalos dvaro. Čia apie tą šerną paskui, palauk paskui. Na ja, čia visokių tų nuotraukų yra čia, aišku. Ai, va, dar faina labai nuotrauka, aš irgi pasidėjęs. Va, kaip atrodo medžiotojai. Prasme, šventiniai rūbai, kaklaskarės, kaklaraiščiai, kostiumai, kostiumėliai, ta prasme. Nu... Tai čia yra iš tikrųjų pavasarinė nuotrauka, dabar mes tokios tradicijos neturime,
Bet seniau buvo labai tokia graži tradicija, jie sumedžiotus trofėjus, tai būdavo, aišku, vienas, gal kitas stirninas, galbūt šerno iltis, galbūt sumedžiotos, nes ten šerną sumedžioti labai įvykis buvo. Jis jų tiesiog buvo labai nedaug. Be abejo, taip. Ar ten elnę ar briedį, jeigu netyčia pavykdavo sumedžioti, aš ten įsivaizduoju per 5 ar daugiau metų, neįsivaizduoju per kiek, tai jie atneždavo tos trofėjus pavasarį, suneždavo į tą vadinamą pasisėdėjimą ir visą laiką padarydavo prieš pakabinant ant sienos tą trofėją, visą laiką būdavo sušaunama salvė, paskutinysis šūvis jam tam trofėjui. Kaip pagarba. Kaip pagarba, jo. Ir tik tai tada kabindavo. Tai tarkime dabar pas mus mes nešame į apžiūras trofėjų žymiai daugiau, aišku, ten tiek gimdėvė jie nesumedžiodavo. Ir mes tos trofėjus atsinešame namo, susikabiname ir dėžutėse laikome ant aukšto kažkur. Tai tokio dalyko nebuvo. Visi buvo, kiekvienam trofėjui buvo išskirtinai didelė pagarba ir jinai buvo ugdoma nuo pat mažumės. Taip. Ir tarkime iki 1918 metų tai galiojo Rusijos medžioklės įstatymas, kuris praktiškai tenai nebuvo, kad apsaugotų kažkokius. Kad saugotų žvėris. Gyvūnus, ne? Jo, dvaruose, kas dvarininkai medžiojo, tai jie medžiojo ten, tarkime, pavasarinė medžioklė, vasarinė medžioklė, tai tarkim stirninų ar tenai kažkokių tai paukščių. Jinai prasidėdavo nuo Pauliaus Povilo dienos, tai nuo birželio 29. Tai va, nuo birželio, nes po varominių medžioklių, kurios užsibaigdavo ten sausio mėnesį, nebūdavo duodamas tarpas gyvūnam pailsėti, vesti vaikus, atsigauti, taip. Ir niekas jų nemedžiodavo ir stengdavosi ten prižiūrėti. Aišku, ir miškininkai buvo suinteresuoti visų to. Ir tada pradėdavo nuo birželio pabaigos. Tai birželio pabaigoje pradėdavo atrankinius tos tokius prastus ožiukus ieškoti, medžioti, nes trofėjinius žvėris, net jeigu ten būdavo ten vienas kitas stirninas ir matydavo, kad jau jisai ten labai įspūdingas ir jau jį reikia sumedžioti, tai vadindavosi grunvaldinės medžioklės. Tai grunvaldinės medžioklės būdavo visą laiką rugpjūčio pabaigoje, tada, kada tie stirninai jau yra subrendę po rujos ir tada būdavo galima sumedžioti. Tai tokias medžioklės labai išpopuliarino grunvaldinės, tai grafas Eugenijus Dimša, tai čia Rokiškyje. Ir jau į Rokiškį pasivažiuoti, medžioti, tai buvo kažkas, tai todėl, kad tokioje medžioklėje sumedžiota buvo ten 25 ir 26 stirninai. Na, mačiau, rodį nuotrauką. Jo, čia yra, čia tų nuotraukų kalnas, bus galima kažką tai gal atrinkti, nežinau. Tai jau būdavo labai didelė garbė į tokią medžioklę dalyvauti, taip, todėl, kad ta medžioklė gal kaip medžioklė, nes jie tenai važiuodavo, man atrodo, daugiau pabaliavoti po medžioklės. Tai aišku, ten pasidalindavo tais įspūdžiais, ten būdavo ta puota vadinama, aišku, muzika kamerinė, dar kažkas. Tai. Būdavo šventė. Būdavo šventė. Tai. Gerai. Lakstydavai po muziejų, apžiūrinėdavai paukštukus, paukščiukus ir taip toliau. Pirma medžioklė. Kada pats pakliuvai į pirmą medžioklę ir sudalyvavai medžioklėje? Kiek tuo metu buvo? Ką aš žinau, gal irgi kažkur, tai gal 10 kokių metų. Tai irgi pas tokį dėdę Gaižauską, jisai buvo mokyklos direktorius. Jisai buvo jau iš babos pusės, jau ne iš senelio giminė, tai mes irgi važiuodavome ir pas jį. Tai gavau pirmą savo šautuvą, tai buvo, ką žinau, moteriškas, vaikiškas šautuvas, dabar net negalėčiau pasakyti, ar tai buvo 28 ar 36 kalibras. Pieštukas. Pieštukas, tokie pieštukai šoviniai buvo. Man davė kalną šovinių ir kalną kapsulyčių. Tai jisai buvo tikras medžioklinis šautuvas, atlenkiamas, užtaisomas tais šoviniais. Aišku, jeigu tą šovinį užtaisytum, tikriausiai jisai ir šautų, ir sumedžiot galėtum kažką tai. Tai man čia vaikui buvo, kosmosas, kad yra su kapsulė, ten senelis pakeisdavo, pridarydavo man tų ten šovinių 20 ar 30, aš dabar neatsimenu.
Ir aš ten pilnos kišenės išeini į lauką, pokš, šauna tą kapsulę. Žiūrėk, bet niekas nedarė iš to tragedijos, niekas nebijojo. Ne, ir man net keista dabar, tai buvo tikrai ginklas, su kuriuo galima sumedžioti. Bet tai yra rimtas ginklas. Rimtas ginklas, jo, jisai kaip tikras ginklas. Ne kaip jis yra tikras ginklas, žiūrėk. Taip, tai visi vaikai ten prašydavo, tai va. Tokį daiktą turėjau, aišku, jisai kažkur tai paskui per laiką dingo, nusimetė, nežinau, gal kažkas tai išmonijo savo laikų, neatsimenu tiesiog iš jo likimo. Bet tokį šautuvą turėjau. Gerai. Vėliau studijos mokykloje? Jo, paskui, aš mokykloje buvau priverstas, aišku, kaip pagal tą visą madą eiti į dailės mokyklą. Ten aš gal kažkokių tai stebuklingų neturėjau, bet... Bet va čia vėl, mes kalbam apie kokį niuansą, ne? Ta prasme, va, tavo gyvenimo. Galbūt tu ir nelabai norėjai ir nelabai turėjai gabumų, ne? Taip. Bet tavo seneliai, tavo gal tėvai, ne? Įtakojo, kad tu nueitum į dailės mokyklą, taip, ir gautum tą meninio tokio, kaip sakyt, auklėjimo dalį, ne tik tai balvonizmo, paauglystės, kur lipi į medžius, ten sportuoja, dar kažką. Taip. Tarsi, kad tai būtų visapusiškas auklėjimas. Taip, tai privalėjau eiti į dailės mokyklą, ten piešti, taip toliau. Aš girdžiu iš tavo balso, kad tau patiko labai. Paskui nepatiko. Bet bent išmokau piešti kažką, tai kurti, taip toliau, bet aš tikrai nebuvau ten kažkoks kūrėjas, aš biesdaris tame reikale buvau, bet piešti išmokau iš tikrųjų, tai tenai kiek išmokau, tiek išmokau. Ir aišku, į pramoginius šokius, tai iš viso kančia buvo, tai irgi reikėjo eiti į tos pramoginius šokius, mokinti šokti, o aš norėjau futbolą žaisti, reikėjo imtyniauti, dar kažką tai. Į sportus, o čia į tokiom nesąmonėm užsiimti, bet paskui kažkaip tai jau nuo 14 metų, ta paauglystė jau ar 15 metų jau tada nugalėjo. Tik sportas nugalėjo, bet va išliko. Ta poezija išliko dailė ir išliko pramoginiai šokiai. Nu ta poezija, aš tavo ten tiesą pasakius, socialiniuose tinkluose būna, kartais paskaitau, sėdžiu, galvoju, jo. Čia normaliai, aprašyti visą medžioklę, ta prasme, kaip viskas vyko ir aprašyti eilėmis. Ir kas svarbiausia, kad rimuotai, normalus rimas yra. Čia kažkas su kažkuo iš tikrųjų. Taip, tai čia toksai, jokas čia dabar, tai va. Žiūrėk, bet vėl kalbama, ne, stovim apie tai, kad tavo vienas, ten kažkokį, žodžiu, mini žmonės tos, taip vadinu, bajorus, ne? Taip. Vienas inžinierius, kitas konstruktorius, trečias kažkur kažką muziejui daro giminėje, ne? Ketvirtas mokyklos direktorius, penktas kažkoks profesorius, mokytojas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ta prasme, mes nekalbam apie traktoristą dėdę, ne? Mes nekalbam apie pusbrolį, nežinau, kalvį, ne? Mes kalbam apie tų profesijų žmonės, kur, sakykime, vadinkime juos šviesuomenę, taip? Taip, bet daug jų buvo išvežta į Sibirą, nes tą šviesuomenę visą vežė į Sibirą. Tai jo, šiaip tai va, kitko iliustracija, ne? Čia yra nuotrauka apie 1863 metus, čia apie ankstesnius reikalus, ne? Taip, čia po sukilimo. Čia kuomet buvo sukilimas, tai va po sukilimo lietuvių bajorija, sakykime, ta kariukas, ta išvežta į Sibirą, į tremtį. Nu ir čia apie paramą, Lietuvos visuomenės paramą būtent tiems išvežtiems ir ištremtiems žmonėms. Taip, tai tų trėmimų Rusija daug darė ir darė po 1812 metų Napoleono pralaimėjimų, todėl kad buvo daug bajorijos palaikė, paskui po 1830 metų. Bet bajorijos daug palaikė, kodėl? Todėl, kad ir, ta prasme, prieš baudžią 63 metais ir prie Napoleono, ir vėliau 41-ais, ruskiai suprato, kad aukštuomenė reikia, kaip sakyti, eliminuoti iš gyvenimo, tautos gyvenimo, tam, kad tos aukštuomenės, kad jos nebūtų maksimaliai, kad jos neliktų, tam, kad nebūtų blogų minčių daryti sukilimą. Taip, tai čia, ta prasme, buvo daug tų tokių žmonių, kurie buvo ir teatro vadovai, ir
ten... Bet mes vėl kalbam apie ką? Apie aukštuomenę, apie kultūrą. Taip, būkim atviri, kalbam apie kultūrą. Jo, tai žinoma, tai kultūros dalis, be jokios abejonės. Niekas nesako, kad nereikėjo žemdirbių, nereikėjo, ten nežinau, kalvio, dar kažko, bet tiesiog, ta bajorystė, aš taip įsivaizduoju, kad tai yra ne tik tai, kaip mes sakom, aukštuomenė, ne, tai yra ir kultūringoji, ta mūsų tautos buvo ir yra dalis, teisingai. Taip, tai ir vasario 16-osius, paimkime akto signatarus, tai buvo 3 bajorai, tai buvo ir Mykolas Biržiška, ir Donatas Malinauskas, ir Stanislavas Naurutavičius. Stanislavas Naurutavičius iš viso buvo tokia įdomi asmenybė, tiek jo brolis, tiek jisai, nes brolis Gabrielius, abudu tik broliai nuo tos pačios mamos ir nuo to pačio tėčio. Ir, tarkime, Stanislavas Naurutavičius buvo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, o jo brolis Lenkijos pirmas prezidentas Gabrielius, kurį po 3 dienų nušovė. Tai, tarkime, paimkim ir tą patį Tadą Ivanauską, tai irgi labai įdomi asmenybė. Tai Tadas Ivanauskas buvo lietuvis, tų pačių tėvų vaikas, jo brolis kitas buvo baltarusas ir buvo Minsko burmistras, kurį nušovė 43 metais, ir kitas buvo Lenkijos Seimo narys, Lenkas. Tai va, 3 tautybės. Žiūrėk, bet mes vėl grįžtam prie ko, ne? Tebūnie 3 tautybės, galbūt ten kiekvienas pasirinko už save, bet mes nekalbam vėl apie traktoristą, ne? Mes kalbam apie Tadą Ivanauską, ne, mūsų šviesulį gamtininką, taip. Kalbam apie burmistrą, kalbam apie Seimo narį. Jo, taip, tai buvo, tai buvo tokie žmonės. Gerai, pradėjai medžioti. Pradėjau medžioti, tai aš gan vėlai, todėl kad realiai 30-mečio progą gavau bilietą medžiotojo. Dovanų. Praktiškai tai. Kaip tu tvirai čia? Tai aišku, tai ką aš dabar sakysiu, kad aš tenai mokinausi, sėdėjau, laikiau egzaminą, kol išlaikiau. Bet tam tarpe, kada tu mokysi, bet mes kalbėjome apie paauglystę, ne, ir 30 metų, tu buvai nutolęs nuo šitų reikalų? Praktiškai gal sąlyginai ir nutolęs, o gal sąlyginai ir nenutolęs, todėl kad aš baigiau Klaipėdos jūreivystės mokyklą, įgijau laivavedybos specialybę ir aš buvau tolimo plaukiojimo šturmanas. Ir taip man papolė, kad teko dirbti visam pasaulyje. Tai ir Antarktidoje teko pusę metų dirbti, Pietų Georgijoje, Orknėjaus salos. Tai va, tiesiog nebuvo galimybių. Tai ten buvo tiesiogiai galimybė matyti tą gyvą pasaulį kitokį, jau turbūt tenai ir ekskursijų nelabai veža. Supratau. Tai nebuvau labai toli nuo gamtos nutolęs, tai automatiškai labai žvejybą iš tikrųjų užsiėmiau, nes buvau daugiau žvejys negu medžiotojas. Bet paskui sodyboje apsigyveno bebrai pas mane upelėje užtvankose ir pradėjo škadas daryti, ten didelius medžius versti pradėjo ir kažkaip reikėjo juos sumedžioti. Ir tada užsigabinau ant medžioklės ir va, nuo 95 metų, dabar jau 30 metų, kaip esu medžiotojas, medžioju, bet iš pradžių aktyviai nelabai medžiojau, paskui išmokino su šunimis medžioti, toksai irgi sodyboje Ramūnas Noreika. Ta mano šuo iš Žilvino Vyslyno. Ir Egidijus. Tai mes tada medžiojame su laikomis, aišku, su foksterjerais, aišku, jekterjerai. Ir aš buvau už save skaičiau laikininku, turbūt daugiau negu ten kažkokių kitokių medžioklinių šunų specialistų. Ir kada pradėjau, pirmą kartą pamačiau heideterjerus, man patiko, nes tikrai patiko, kaip medžioja, ir aš užsikabinau. Tada iš Vokietijos 1, 2, 3 šunį atvežiau, pradėjau veisti ir automatiškai gavosi taip, kad labai pradėjo sektis paieškose, tie šunys rado ir 90-80 sužeistų žvėrių rastų per sezoną. Buvo 97 žvėris rasti per sezoną, tai čia buvo mano pats didžiausias rekordas. Ir automatiškai man tiem šunim reikėjo dokumentų, kad galėčiau juos veisti, bent jau kilmę žinoti ir kad kažkaip tai susidėlioti, kad būtų teisingi tie kergimai. Nes kinologiją užsiminėjau nuo
14 metų ir ganėtinai stipriai, nes visą laiką šunis laikiau, bet aišku tarnybinius. Dobermanus laikiau Rotveilerius, tai va tokie šunys buvo. Bet žiūrėk, bet dabar vėl klausimas yra, ne, kaip tu manai, žiūrėk, pasakoji iš vaikystės, kad kai važiuodavot pas tavo dėdę, medžiot, dėdė turėjo šuniuką, kur tau labai patiko, kad šuniukas medžioja, kad atneša antį sumedžiotą, kad kiškutį pavaiko, ar nebus čia visas tas reikalas, va kaip sakyt, nuo ankstyvoje stadijoje, ne, įskiepytas. Tai greičiausiai, nes senelis, senelio tenai tėtis, senelio senelis, visi ten tie protėviai, kiek bežiūrėsime, jie visi buvo medžiotojai, absoliučiai visi, nes tai ne, nu tai būkime atviri, karystė ir bajorystė tai buvo visiškai neatsiejami dalykai, todėl, kad tam tikra prasme medžioklė bajorui buvo treniruotė. Taip, tai čia buvo tokia dalis treniruotės. Gamtos pažinimas, treniruotė, mokėjimas orientuotis ir taip toliau. Ta prasme, tai, čia yra istoriškai, tas yra įrodyta, kad tai yra absoliučiai susiję dalykai. Ir ta gamta, labai daug bajorų, tarkime, Vaidotas Šliogeris, tai jo turbūt be jo dar 3 kartos, ta prasme, seneliai, proseneliai, proproseneliai, visi buvo miškininkai, net ir paimkime tą patį Karolį Radvilą, Konstantiną Radvilą, atsiprašau, Taujienų dvaro valdytoją, tai jisai buvo baigęs miškininkystės studijas Vokietijoje ir jisai buvo pagal specialybę miškininkas. Ir paimkime tuos visus net ir Lenkijos medžiotojų draugijos įkūrėjus, Vilniaus medžiotojų draugijos įkūrėjus, net Lietuvos taisyklingosios medžioklės draugijos įkūrėją Tadą Ivanauską, absoliučiai visi buvo bajorai. Vilniaus medžiotojų draugija, taip tarkime, pirmoji buvo įkurta 1905 metais, bet jinai iki galo taip ir nebuvo galbūt registruota. Tai negalima taip pasakyti būtų, kuris jos tas tikrasis gimtadienis. Todėl, kad paskui Vilniaus draugija buvo įkurta 1927 metų gruodį ir jau jinai pilnai buvo įregistruota, jau tada buvo pakeistas Rusijos įstatymas ir buvo pradėta... Va toks medžiotojų bilietas. Kortelė. Kortelė medžiotojų, 24 metai. Jo, tai... Tarp kitko, čia ant stalo pas mane, pas mūsų Žilvinu daug visokių tokių nufotografuotų, spausdintų, reiškia, nuotraukų, dokumentų. Žilvinas ir jo kolegos renka štai tokius visokius įdomesnius egzempliorius, fotografuoja, žodžiu, daro tokį kaip ir archyvą, istorinį dalyką daro. Šiaip žiūri, faina, va, dar toks bilietas čia yra. Čia dar rusiškas jisai bilietas, bet... Dar senosios Rusijos. Bet lietuviškas čia, Vilniaus gubernijos bilietas. Tai kadangi ta tokia kasta tų bajorų yra sunkiai įsileidžia kažką, tai nepažįstamų žmonės, jie bendrauja daugiau su savo lygiais ir yra tas momentas, kad sudėtinga pas juos parašyti, kad jie parodytų tos savo šeimos albumus, kad juos būtų galima perfotografuoti. Mes net nenorime tų nuotraukų paimti, mes sakom žmonėm paliksime, jūs tik tai mums leiskite nusifotografuoti, bet ypač mums naudingi ir vertingi yra dienoraščiai, kada mes tos dienoraščius galima nufotografuoti, todėl kad didžioji dalis tų senų žmonių, jie dienoraščius prašo sudeginti arba įdėti į karstą, kada jie numiršta. Ir mes negrįžtamai daug esame praradę, nors esame vieną kitą dienoraštį nufotografavę ir ypatingai įdomu yra, kada kaip buvo medžiojama, ten tarkime, būdavo pranešama iš anksto, kada vyks medžioklė ir kur suvažiuodavo su arkliais, ten šunis lodavo, savo šunis susiveždavo, per langą girdėdavo, kaip ten kas ten visą laiką medžioklėje dalyvaudavo su trimitais, ne trimitais, o medžioklės ragais. Ir visą laiką visos melodijos buvo aiškios, nes aprašyme yra parašyta, kaip, paauglė tada buvo bajoraitė atvažiavusi pas savo senelius iš mokslų ir atvyko ten visi medžiotojai, kas kur apsigyveno dvare, nes ten
tos bajoriškos medžioklės būdavo tokios, kad ne tik tai bajorai medžiodavo, bajorai ten gal jų sudarydavo gal 30%, kiti būdavo gydytojai, kunigai, ten bravaro prižiūrėtojai, dar kažkas, tai jie būdavo nekilmingi, bet jie dalyvaudavo toje pačioje medžioklėje su šautuvais ir lygiai taip pat juos tenai ginkdievė jų nesumenkindavo, kad jisai nekilmingas, to nebūdavo. Tai tiesiog tai buvo gal tarybiniai išmislai, kad pateikti, nes tie žmonės buvo tikrai labai kultūringi. Jie į kiekvieną atsineždavo su didelę pagarbą, nes, sakau, buvo ir mokytojai, ir šiaip, ir profesoriai visokie. Tai nebuvo... Kad kažkokia atskirtis būtų. Nebuvo jokios atskirties. Ir čia va nuotraukas rodžiau, kur tarkim, grafas užsitaisinėja šautuvų. Jo, šovinius užtaisinėja. Jo, kartu jie ir kartu arbatą geria, kartu valgo prie vieno stalo, viskas tvarkoja ir ten nėra jokių dievę. Tik tai tie žmonės, kurie dalyvaudavo tokioje medžioklėje, jiem būdavo išskirtinė pagarba, kad jie gali kaip lygų su lygiais visi dalyvauti ir jie dalyvaudavo būtent toje po medžioklės. Ta po medžioklės, man atrodo, būdavo svarbesnė negu pati medžioklė ir jos procesas. Taip, tai čia. Ir niekada nebuvo, kad sumedžioti kažkokius tai labai stambius žvėris, kad daug primedžioti. Stambius. Čia tais laikais, kai šernų nelabai buvo, ne? Jo, čia. Tai va toks, Žilvinas net ir istoriją žino šitą šerną, sakai, stambius. Va. Buvo laikai, kai Lietuvoje iš tikrųjų fauna buvo baisiai skurdi. Ypač po karo. Ypač po karo pirmo pasaulinio, manau, kad ir po antro lygiai tas pats. Jo, po antro, bet jau po antro aš jau nepapasakosiu, nes jau ten jau kitokios medžioklės. Tai po pirmo pasaulinio karo buvo ypatingai skurdi, todėl kad labai, kaip Žilvinas sako, viešėjo ir labai smarkiai ir brakonieriavimas ir kas tik tai nori, ir tų gyvūnų nebuvo per daug. Net ir Tadas Ivanauskas kažkada savo knygoje rašė, kad tų gyvūnų čia, kaip jisai džiaugiasi, kai atrado pirmą, pamatė kažkokį gyvūną. Nebeprisimenu dabar, koks jam džiaugsmas buvo, kad va, pagaliau aš čia pamačiau ir taip toliau. Tai jo, čia tokių istorijos išskirtinės istorijos. Iš tikrųjų, ta šerna sumedžiotai būdavo ten, nežinau, kiek kartą per 5 metus. Ne? Turbūt greičiausiai, kad jų tenai labai retai buvo, kad senelis net yra tik tai matęs šerną, tai kad matė šerną. Matęs šerną jau yra. Tai jau čia įvykis, nes tarkime šitoje medžioklėje, tai irgi apeidinėdamas miškus, Komaras pamatė šerno pėdas, ir jo darbuotojas irgi matė, miškininkas, tada jie ten tą mišką užstojo, ėjo, kažkas šovė ir sužeidė tą šerną ir tas šernas buvo Baisogalos dvare, aplink Baisogalos dvarą vyko ta medžioklė. Ir tas šernas buvo sužeistas. Ir kada jis sužeista vyjosi, jie ten paskui ėjo su šunimis, stabdė, gaudė. Jie nusigavo iki Raseinių rajone kažkur tai ties Raseiniais. Šiaip tai tam, kad įsivaizduotų, tai yra nemažas atstumas šiaip. Taip, realiai. Bet įsivaizduoju, kaip reikėdavo grįžti jiem. Jau tu tą šerną sumedžioji, dievai nematė, viskas tvarkoj. Bet kaip jį parsivežti? Bet paskambinti telefonu, tai tu neturi. Telefonų nėra. Su arkliais, kada tenai, nežinau, ten po kelių dienų, bet ten ta istorija buvo, tai ten skambėjo per visus, čia visi ją žinojo, visi ten, aišku, tie medžiotojai, kurie medžiodavo, kad toksai įvykis buvo. Kad... Nu jo, čia panašiai darosi su šernais dabar, ta prasme. Atėjo maras, šernus išguldė, šernų nėra, tai tos istorijos, kaip čia sakyti, iš lūpų į lūpos perdodamos, kaip čia sumedžiojau šerną, ne? Bet prieinamumas medžiokliai, tai tada buvo jinai labai tokia, oficiali medžioklė buvo labai brangi, nes jinai kainavo bilietas 20 litų. Tie litai buvo labai daug, ten, tarkim, neįsivaizduoju, nes per mėnesį, jeigu dirbdavo dvare daugiau darbininkai uždirbdavo, tai dvare mokėdavo nuo 30 iki 35 litų per mėnesį. Tai yra mėnesinio atlyginimo daugiau. Tai jeigu priklausai medžiotojų draugijai, tai tu gauni 20, bet jeigu nepriklausai medžiotojų draugijai, kainuodavo tas bilietas 40 litų. Tai čia dvigubai brangiau. Tai čia yra, labai labai dideli pinigai būdavo. Dabar mes medžiojame
tikrai ne mėnesinį atlyginimą mokame, kad turėtume galimybę medžioti. Sutinku. Gerai, atėjo laikas pas tave gyvenime, kada pradėjai medžioti, kada tu pradėjai domėtis savo bajorystės šaknimis? Bajorystės šaknimis, tai tas domėjimasis toksai, kaip pasakyti. Iš kur atsirado? Didžioji dalis mūsų giminių yra legitimavęs ir jie yra tą savo bajorystę įrodė. Man tiesiog nebuvo poreikio ją įrodinėti, nes aš žinau, kad toks esu ir viskas. Okay. Tai man ten, kad ar tu turėsi kažkokį tai popierių, dar kažką nebuvo super aktualu galbūt ir svarbu. Bet kada aš pradėjau organizuoti tas bajoriškasias medžioklės ir mes bendravome su Kauno bajorų krašto vadu, tai Knystautas sako, bajoriška medžioklė labai gerai, reikia būtinai daryti, bet pirmiausiai iki to laiko turi pateikti visus dokumentus, nes pas tave jų praktiškai viskas yra. Ir legitimuotis. Ir viskas. Ir tada teko surinkti visus dokumentus iš giminių, nes jie jau buvo viską padarę. Ir legitimavausi. Ir pas mane tas legitimavosi pažymėjimas, kur yra pripažįstama ta bajorystės teisė, neteisė, kas čia, statusas, tai yra 4443. Nu tai va, tai plius minus yra šią dieną Lietuvoje bajorų yra pripažinta apie 5000. Bet tai yra pripažinta per 30 metų. Tai per 30 metų didžioji dalis jų yra numirusi. Tai aš manyčiau, oficialiai yra tų bajorų Lietuvoje gal koksai 1500. Nu aš taip galvoju, bet tik tai irgi sakau, gal tokios statistikos reikėtų klausti vadų. Ir iš jų medžiotojų yra maksimum 40. Tai yra, nėra jau toksai didelis skaičius, jo, nedaug. Bet mes vieni kitus pažįstame, mes bendraujame, yra daug tokių tikrai labai įdomių asmenybių ir turbūt mes esame paskutiniai tie žmonės, kurie dar apie tas medžioklės, tas senoviškas medžioklės, girdėję iš tikrųjų dalyvių. Jo, tai vat tas paskatino daugiau surinkti tos medžiagos, nes tų nuotrupų visokių, bendraujant su savo giminėm ar ten su kitais bajorais, visą laiką surinkdavom kažkokių istorijų, kas kur, net datas. Kada istoriją sudėsi knygą? Oi, knygos tokios nežinau dar ar bus. Bus, turėsi padaryti. Dabar tik dar kol kas rinkimo procesas, aišku, yra daug visokių tų istorijų prirašyta, surašyta iš tų žmonių lūpų, kurie tikrai iš savo tėvų, senelių jas girdėjo. Tai, o jau tų medžiojusių tarpukaryje ar prieš pirmąjį, tikrai jau nei vieno gyvo nėra. Bet, tarkime, tikrai jų labai yra įdomių ir sakau, kaip ten atvažinėdavo, kaip lodavo tie šunys ir kaip pūsdavo tą ragą, nes kiekvienas turėjo savo ragą. Ant kiekvieno rago būdavo herbas giminės. Ir tai būdavo medžioklės ragas, absoliučiai kiekvienas rago savininkas galėjai pasakyti, kas jis yra. Pati prabangiausia medžioklė, jeigu įvardinkime kilmingųjų, tai buvo per force medžioklės. Tai kada yra su šunimis genamas elnias raguotas ir tas raguotas elnias yra sumedžiojamas, yra tam specialiai paruošti žirgai. Jie žymiai mažesni, ten jie net kartais net čiut ne kaip poniai. Ir su tokiais žirgais medžiodavo, nes ir žinojo visus signalus, tų signalų daug buvo. Ir ragų signalų, taip. Ir Tadas Ivanauskas buvo irgi Lietuvos bajoras, jisai buvo Rola herbo atstovas. Ir kada CIC įkūrinėjo organizaciją, tai jisai važiavo į Prancūziją ir Prancūzijoje pas kunigaikštienę Tuze buvo surengta specialiai visiems kilmingiesiem per force medžioklę ir Tadas Ivanauskas ją dalyvavo. Ir jisai tą medžioklę yra pilnai aprašęs medžioklės žurnale. Žiūrėk, bet tuo metu, vėl grįžtam apie Tadą Ivanauską, neatsiprašau, kad aprašė ir žurnale, ne? Ir kitas dalykas, tuo metu, kai Tadas Ivanauskas, šitais visais reikalais užsiėmė, ne, to Lietuvos didysis gamtininkas, ne,
tada Lietuvoje ta medžioklė, ji buvo, kaip sakyti, tie tarybiniai laikai, ją tą medžioklę padarė kokią? Labai supaprastino. Mes turėjom tas tradicijas kažkokias, ne ten, o kaip tu sakai, paraforsa medžioklė, ragų signalai, dideli susijimai, šventės, užstalės, visokie, ta prasme, kultūringas pabuvimas gamtoje, ne? Ir paskui staiga... Tai paimkime vien tik tokį dalyką, kada mes su Lenkija papuolėme į... Sovietų Sąjungą. Ne, į carinę Rusiją. Yeah. Tai mes papuolėme kaip viena respublika. Tai buvo 2 tautų respublika. Yeah. Po 3 padalinimo jau tenai mes prarandame savo valstybingumą ir jį mes atgauname 1918 metais. Lenkai jį lygiai taip pat atgauna. Ir Lenkai tas savo tradicijas sugeba išlaikyti ir išpuoselėti iki tokio lygio, kad mes dabar nuvažiuojame į Lenkiją ir tikrai turime iš ko pasimokyti. Taip. Ir po šiai dienai. Tos tradicijos mūsų taip pat yra bendros. Identiškos buvo. Ir pas juos yra uniforma medžiotojo, kuri yra privaloma. Rodė Žilvinas nuotraukos, kaip atrodė medžiotojo uniforma. Paskui jie turi medžiotojo priesaiką. Mes vieninteliai Europoje tokios medžiotojos, tapdami medžiotojais, gaudami medžiotojo bilietą, priesaikos neturime. Pas Lenkus yra vieninga priesaika, absoliučiai visi tą priesaiką duoda. Ir toks jausmas, kad tie tarybiniai laikai, kada po Antro pasaulinio karo jau mes papuolėme sovietų okupaciją, toks jausmas, kad mūsų tas visas tradicijas kažkas pavogė. Ir dabar mes jas po trupinį bandome surinkti, pateikti, parodyti, kaip turėtų būti. Ir daug rašytinių šaltinių atknisame ir daug nuotraukų, visko, ko tik tai įmanoma. Ar dėl to organizuoja tas medžioklės? Jo, tai be abejo taip, todėl kad per tas medžioklės, per vieną dieną mes negalime, pasakiau, kokios tradicijos ir mes jas visi žinome. Mes turime patys sudalyvauti tokiuose medžioklėse. Ta medžioklė turi būti išskirtinė, kad mes jas prisimintute, tai yra tie medžioklės dalyviai jas prisimintų. Ir kada jie jau dalyvaus 2, 3 kartą ar 4, jie jau žinos, kaip elgtis. Čia lygiai tas pats, kas Aš labai atsiprašau, pertrauksiu Žilviną. Žilvinas organizuoja, šiemet kiek organizavai medžioklių? Bajorišką medžioklę organizavai? Gal šį medžioklės sezoną? Šį medžioklės sezoną. Man metai prasideda nuo medžioklės sezono, balandžio 1. Beje, taip, jau praeitą sezoną, ne? Taip. Tai bajoriška medžioklė buvo? Ne, gal pirmiausiai tai buvo pirma medžioklė. Pirma medžioklė tai buvo vasaros Grunvaldinė medžioklė, kada mes pirmą kartą padarėme bajorišką medžioklę garbės medžiotojui Vaidui Skuodui paminėti. Tai mes ją darėme Žemaitijoje, Vaido Skuodo būrelyje, todėl kad Vaidas Skuodas buvo garbės medžiotojas ir Medeinės medalio kavalierius. Jisai buvo Klaipėdos rajono medžiotojų draugijos skyriaus įkūrėjas, jo sūnai abudu groja medžiotojų trio ansamblyje ir mes... Medžioklinių ragų. Ne, medžiotojų trio yra toksai ansamblis. Ir mes tada pabandėme padaryti tą pagal tą tradiciją Grunvaldinės medžioklės. Taip, ir mes tada medžiojame stirninus, sumedžiojame ten tada, atrodo, 6 gal stirninus. Irgi suvažiavome visi iš draugijų, atskirų vadai, sodinome žoliukus, todėl kad, tarkime, dvaruose irgi, kada būdavo tokios didelės medžioklės, tai kiekvienas atveždavo, jeigu mes užsienyje einame į parką, prie dvaro kažkokio taip toliau, mes žinoma, kieno tas medis pasodintas. Tai mes irgi lygiai taip pat kiekvienas pasodinome 26 ąžuoliukus, atvežėme ir padarėme lenteles, kiekvienas bajoras tai savo herbą uždėjo, medžiotojas buvo pavardė užrašyta, draugija, tai jeigu nuo draugijos, tai draugija kokie tą ąžuoliuką sodino. Ir dabar tenai yra ąžuolų alėja ir ta ąžuolų alėja turi prie kiekvieno ąžuolo turi tą savo lentelę. Tada buvo sušautas šūvis Vaido atminimui kaip medžiotojui, todėl kad mes turėjome visą laiką tokią tradiciją, kada prasidėdavo Hubertinės arba būdavo Grunvaldinė medžioklė.
jeigu kažkoks tai medžiotojas yra išėjęs anapilin, tai jo pagerbimui visą laiką šaudavo salvę ir šaudavo salvę porinis medžiotojų skaičius. Jeigu čia kaip su gėlėm. Turbūt, jeigu yra laimingi metai, niekas nenumirė, nei vienas medžiotojas, viskas tvarkoja. Tada visą laiką šauna salvę neporinis medžiotojų. Okay. Grunvaldinė medžioklė, taip? Tada? Tai Grunvaldinė medžioklė, po Grunvaldinės, aišku, buvo didžioji medžioklė. Didžioji medžioklė, kur 255 Panevėžio šautuvai. Jo, 255 šautuvai, 17 šunų vedlių, visi užregistruotas rekordas Lietuvos. Jo, čia ir Facebookas, ir skambėjo. Tai va, o dar prieš tai pavasarinė bebrų medžioklė buvo. Tai va, pavasarinė bebrų medžioklė irgi buvo šiemet. Taip, irgi darėme, tai va, 131 bebras pernai buvo sumedžiotas, šiemet 137 pernai, o šiemet 51 bebras. Nu. Palauk, bet tai, žiūrėk, tai gerai, buvo Grunvaldinė, Didžioji Variminė, tada bajoriškoji 30 metų, kaip atkurta buvo Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga. Jo. Tada bebrų medžioklė ir prie visų tų prisidėjai organizuotai. Taip, čia. Žiūrėk, aš tiesiai paklausiu, tu prasme, kam tau to reikia? Tai galbūt tai yra kažkoks... Tu neturi ką veikti gyvenime. Ne, tai yra tiesiog tos visos... Jeigu aš žinau tą kultūrą, visą žinau, kaip buvo, aš tiesiog ją norėčiau palikti, perduoti ir palaipsniui. Neturi būti viskas iš karto, taip, pasakei, taip ir yra. Nes bus atmetimo reakcija. Taip, ir dabar šią dieną iš tikrųjų labai pati medžiotojų bendruomenė visą tą gražiai priima ir ta kultūra medžioklinė ir etika visa, jinai labai labai stipriai pagerėjusi. Kažkada ji buvo taip per tą bajorišką liniją, teisingai? Taip. Tada mes ją buvom praknisę, praradę, praterioję tarybinio laikų intervale, ne? Taip. Kodėl Lenkai nepateriojo? Todėl, kad Lenkai buvo šiek tiek silpniau prispausti negu mes. Lenkai nebuvo Sovietų sąjungoje, Lenkai buvo ten tik tai, kaip sakyt, letena uždėta ant jų, jie turėjo tam tikrą autonomiją ir laisvumą galbūt didesnį negu mes. Pas mus, galima sakyti, nebebuvo medžioklės kultūros, o ne? Nu, jinai tokia... Įvardinčiau subkultūrą. Pagert, nu. Žiūrėk, aš prisimenu, kai buvo Varovas, ne, ir labai gerai pamenu, kai radom miške bravorą rūkstantį. Nu tai... Nu. Tai buvo, nu tai toks buvo laikmetis. Mes taip medžiojame ir mes tiesiog nesupratome. Mums atrodė, kad kitaip gali būti. Ir ta publika buvo, kokia publika ėjo medžioti, nu tai buvo galbūt kažkiek tai tų tarybinių funkcionierių. Ir buvo darbininkijiegi, buvo valstiečių darbininkų, Liaudės Respublika, Tarybų sąjungos. Mes gavome tą palikimą ir dar dabar turbūt jo neatsikratome. O šiaip medžioklė visą laiką buvo aristokratiškas užsiėmimas, jisai buvo daugiau gal riteriškas toksai, su visais gerbimais, istoriškai taip toliau. Ir kada pradėjo tie... aš nekalbu, jie galbūt labai dar... Tai neblogąją prasme, ne prašiokai. Jo, bet tai yra žmonės, kurie, nu, pagal savo kultūrinį lygį yra išauklėti, jie taip supranta pasaulį ir jie taip elgesi pagal savo normas. Tai jeigu mes atvažiuojame į Vilnių, tarkime, ir norime rasti kultūros, tai galbūt mes einame į operos ir baleto teatrą, galbūt einame dar kažkur, tai mes tenai tokios kultūros pasisemėme, bet jeigu mes atvažiuojame į Gariūnus, tai mes gariūniškos kultūros pasisekime. Ir čia buvome Vilniuje, nu, ir aplankėme. Tai kas ką aplankė, tai čia... Gerai, tai tada atsakymas į mano klausimą, kam tau to reikia, tu turi ką veikti gyvenime šiaip ir be visų šitų reikalų, bet tai yra tam tikra prasme kultūros ir prisiminimas senųjų tradicijų ir naujų tradicijų galbūt kūrimas ir kultūros gerinimas medžiokliai? Tai turbūt gal mes turėtume visgi ne visai taip. Todėl, kad aš norėčiau, kad visi dabar esantis medžiotojai
tas tradicijas išmoktume kurti. Kad žinotume, apie ką kalbame. Jo, kad žinotume. O aš tik tai pasistengčiau, kad jūs suprastute, kaip tai daryti. Ir ne tik aš, bet ir ta mūsų aplinka, kurią aš skaitau ypatingai kultūringa, besilaikančia tų tradicijų, kad jinai mus visus išmokintų, tuo pačiu ir mane, nes ir man irgi reikia mokintis. Aš nesu kažkoks tai dievas, guru ar dar kažkas tai, kuris viską absoliučiai išmanau ir apie tą medžioklę. Tai aš pats bręstu ir tobulėju ir noriu, kad ta visuomenė, mūsų bendruomenė, medžiotojų lygiai taip pat. Ir šią dieną, tarkime, mes darome akcijas vaikus, einame į mokyklėlės, mokiname. Tai va kitą savaitę aš einu mokinti ne vaikų, o paskaitą pravesti mokytojam, kaip mokytojam paruošti vaikus, kad jie galėtų jiem išaiškinti, kas yra medžioklė. Tai va, Raseiniuose vyks paskaita tokia specialiai visiems mokytojams, tie, kurie moko vaikus būtent biologijos, dar kažko, tai istorijos. Kad jie sugebėtų perteikti, kas yra ta medžioklė, kas yra, su ko jinai valgoma tiem vaikam. Tai galbūt jau čia yra tas kitas lygis, kada mes mokiname tie, kurie mokina mūsų tą beaugančią kartą. Jo. Ok. Paskutinis dalykas, kurį labai noriu parodyti, ne, jau mes judame į pabaigą. Čia tokia nedidelis sektuvėlis, toks plonas, ne. Yeah. Tai va čia tiek reikia surinkti dokumentų, kopijų, ne, įrodančių bajorišką kilmę. Taip, tai čia, čia yra bajoriškos kilmės įrodymas, čia sūnaus, paruošta, čia medis, taip toliau. Geologinis. Ir čia yra visi archyviniai dokumentai iš bažnytiniai, iš bajoriškų knygų, iš santokų liudijimai, čia aš nežinau. Čia gimimo liudijimai, bažnyčių įrašai. Vieni įrašai yra parašyti senąją rusėnų kalbą, kiti yra lenkiški, kiti yra lotyniški. Ir tai yra padaryti visi vertimai, aišku, už juos istorijos archyvui turi susimokėti už kiekvieną galbūt. Aš kažkaip tiesą pasakius galvojau, kad jisai gerokai brangiau kainuoja, ta prasme, tas reikalas, bet... Bet tai čia, tai tu turi įrodyti, kaip visa tai atrodo, kad tave pripažintų. Tai yra biski dar kitaip, todėl kad kiekvienas kraštas turi savo bajorų sąjungą. Taip. Ne sąjunga, mes visi priklausome Lietuvos karališkai bajorų sąjungai. Bet yra dar kiekvienas kraštas. Tai tarkime, Kauno kraštas, aš priduodu šitus dokumentus Kauno krašto legitimacijos specialistam. Jie visą tą patikrina turinį, tada jie parašo recenzijas, ką reikia pataisyti, ar kažkokių dokumentų trūksta. Sužiūri ir tada perdoda į pagrindinę Vilniaus legitimacijos komisiją. Ten visą šitą kiekvieno tikrina pagal tuos bažnytinius įrašus, kokie jie yra, taip toliau. Ir kada jau patvirtina visą šitą dalyką, tada per karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Liepos 6, jau tada oficialiai tada išventina, duodi priesaiką, deda kardą, ten vėl visos tokios panaši ceremonija, kaip kažkada tai būdavo išventinama į medžiotojus. Tikrai labai panaši. Geras. Tai aš manau, kad mes čia daug apkalbėjom šiandien. Greičiausiai. Šiaip taip. Čia... Man tai buvo labai informatyvu. Dar parodysim. Čia yra knygos ir čia, tarkime, parodysiu. Čia yra pirmas Vilniaus medžiotojų draugijos prezidentas Boleslovas Ventožeckis. Tai jisai yra ir 1905 metų draugijos įkūrimo, įvardinkime, ir paskui tos jau galutinės tikrosios 1927 metų. Tas pats prezidentas, jisai labai iniciatyvus buvo. Ir aišku, apie Lietuvos, čia Lenkijos medžiotojų knygos, bet joje, kadangi Vilniaus medžiotojų draugija buvo Lenkijoje pati stipriausia, rimčiausia,
Ir nuo jos... Ir kažkada pasirodo, mes turėjom tas tradicijas rimtesnės galbūt negu ta šalis, iš kurios mes šiandien imam pavyzdį. Taip, ir kaip be būtų keista, bet Lenkijos karininkų draugija, Lenkijos geležinkeliečių draugija ėmė pavyzdį iš Vilniaus medžiotojų draugijos. Tai yra įstatai grinai nukopijuoti, pritaikyti savo ir visa tai yra aprašyta, kad būtent Vilniaus medžiotojų draugija buvo super perspektyvi. Žodžiu, apie tradiciją šiandien su Žilvinu, apie bajorus, apie tai, kad vis dėlto bajorai tas tradicijas turėjo pirmiausia medžioklės ir apie tai, kad mes visi turėtume tas tradicijas žinoti ir gerbti galų gale. Tai va, tai šiandien apie visą tai su Žilvinu Giedraičiu. Ačiū tau labai. Iki susimatymo, čia buvo Rokas, mane remia OpticSpot tinklalaidę. Žiūrim, komentuojam. Jeigu norėtumėt tapti laidos herojum, išnekėčią su manim atsisėdę kokią nors įdomią temą, arba šiaip turit kokių nors įdomių temų, kurias galėtume pagvildenti, rašykit, skambinkit, kalbam, viskas bus padaryta. Čia buvo Rokas. Ate.